Sveiki, gerbamieji, susirinkę į pirmąją antikos ir viduramžių diskusijų klubo dalį, kurioje mes nusprendėme aptarti tokią daug diskusijų, jau neformalių diskusijų Facebook'e ir žiniasklaidos susilaukusią temą, kurią pasiūlė ir pristatė, galima sakyti, šitos diskusijos kaltininkas Vytas Jankauskas. Ar Lietuva paminėta 451 metais? Tai manau, kad pradėti reikėtų nuo tą problemą iškėlusio, išgarsinusio visos tos sumaišties kaltininko Vyto Jankausko. Prašom. Ačiū labai. Aš iš tikrųjų labai ilgai galvojau, ką šitoje diskusijoje dar galiu naujo pasakyti. Galiu papasakoti, kaip viskas vyko. Pirmiausia, ta prasme, dirbant Romoje buvo surasta nuoroda į Paulino Minorito darbą. Buvo nueita iki Vatikano bibliotekos, pabandyta pasižiūrėti ir tikrai ten yra minima Lietuva. Minima Lietuva tokiame kontekste, kuris be abejo puikiai žinomas Lietuvos istorikams, kadangi mes turėjome žinias ir prie jų buvo kažkiek tai dirbta. Dar, sakykime, Edvardo Gudavičiaus ir ankstesnių istorikų, jog Atila pasiuntė 451 metais pasiuntė žvalgus į 4 pasaulio dalis, į 4 pasaulio pusės ir viena iš tų pusių yra Lietuva. Pasiduodamas tam džiaugsmui, aš be abejo paėmiau, surašiau mokslo populiarinimo darbą, bet prieš tai jau turėjau mokslinį straipsnį kišenėje, kuris laukia, kol išeis. Ir principas yra labai paprastas. Tai, kas buvo atrasta, tai yra ne tik Paulino Minorito darbas, mano supratimu, tai yra žymiai plačiau. Pirmiausia, mes pamatėme, kad šalia vengrų tradicijos funkcionuoja venecijietiška tradicija. O kaip jinai funkcionuoja, čia yra tyrimų klausimas, tačiau kol kas matome, kad vengrai naudojosi venecijiečių kronikomis ir galėjo perimti iš Venecijos šitas žinias. Šitos žinios vėliau funkcionavo Venecijoje ir kitose kronikose ir mes matome, kad tai yra tam tikra Venecijos, sakykime, tradicija, kurią mes galime datuoti pagal vengrų kronikas. Tai yra vengrų kronikose jau 12 amžiuje pasirodo žinios apie Lietuvą. Jos yra sunkiai kontekstualizuojamos, bet Edvardas Gudavičius savo laiku analizavęs šį klausimą, jisai pasiūlė ieškoti kito ankstyvesnio šaltinio. Ir man atrodo tai, kad vengrai naudojosi venecijiečių kronikomis, tai kad tie duomenys iš principo tekstologiškai susiję, visą tai rodo, kad veikiausiai buvo perrašyta būtent iš venecijiečių kronikų į vengrų kronikas ir mes turime tokią užduotį, kaip toliau su šitom žiniom tvarkytis. Su šitom žiniom tvarkytis nėra taip paprasta, kadangi iš vienos pusės būtų galima pasakyti, kad taip, tai vėlyvas, tai galimas, tai dar kažkoks tai Lietuvos paminėjimas. Man artimiausia formuluotė yra užrašyta lituanistikos išvadose, kad teiginys, jog Lietuva pirmą kartą buvo paminėta 451 metais, paremtas vėlyvais šaltiniais, tačiau juos galima kontekstualizuoti, juos galima taip pat grįsti
archeologinę ir filologinę medžiagą. Ir mes turime Zigmo Zinkevičiaus darbus, kurie parodo, kad Lietuvos vardas neturėjo atsirasti vėliau negu 5 amžiuje. Mes turime archeologiją, kuri, kai pasižiūrėjau, labai nevienareikšmiškai kalba apie šios įvykius, kitaip tariant, interpretacijos yra pakankamai skirtingos, tačiau jeigu pabandyti išvesti kažkaip tai ne kokybinį, bet kiekybinį vardiklį, tai gaunasi taip, kad iš ties tas lietuvių ir hunų santykis paremtas archeologija, jisai yra priimtinas daugiausiai mokslininkų, nors be abejo egzistuoja ir kitos pozicijos. Tai šiuo atveju mes turime, man atrodo, atradimą, kuris pirmiausia leidžia pasidžiaugti, o antras dalykas užkrauna didelę atsakomybę dirbti. Tai apie tai ir reikėtų kalbėtis, kokios tos darbo perspektyvos, kokios metodologinės prieigos dar yra galimos, be teksto analizės ir taip toliau ir panašiai. Žodžiu, grąžinu mikrofoną moderatoriui, bandykite. Tai šita tema, kaip jau galėjo suprasti, susideda iš tokių 2 dalykų. Viena tai yra pati kronika, kuri mini tą Lietuvos vardą, ne viena netgi yra tokia, bet, sakykime, dabar Vyto Jankausko atradimas galbūt yra tai, kad vietoj anksčiau žinotų Vengrijos kronikų mes dabar žinom dvi tokias grupės. Tai yra Vengrijos ir Venecijos kronikos. Venecijos ten gal greičiau pasakyti Venecijos autorių padarytos, nes ten kaip ir pagal temą ten yra pasaulio kronikos. Todėl mes turbūt ir diskutuosim, pirmiausia aptardami iš istorinės pusės, tai yra pačias tas kronikas ir ką tai galėtų reikšti tas paminėjimas, o paskui pereisim prie tokio archeologinio bloko, nes pas mus yra diskusijų du archeologai, kurie galėtų paaiškinti, ar iš viso realu kalbėti apie mūsų susidūrimus su hunais Atylos laikais. Bet šitos 2 temos, mano supratimu, yra šiek tiek nepriklausomos viena nuo kitos, nes vienas dalykas yra tai, kas realiai vyko istorijoje, o kitas dalykas, kas buvo užfiksuota šaltiniuose ir mus pasiekė. Taigi galbūt tęsti šitą arba pradėti diskusiją pasiūlyčiau Dario Leknai, kaip tokiam antikos ir ankstyvųjų viduramžių šaltinių specialistui. Atsiprašau. Na taip, mano sritis, kurią aš šiek tiek trupučiuką daugiau išmanau, tai yra vėlyvoji antika, ir kaip tik jau patys hunai ir gotai, čia galėčiau. Gal arčiau reikia, ne? Tai štai. Na ir, bet kada kalbame apie 12, 13, 14 amžių, tai dar čia mes esame gana panašioje padėtyje. Šaltinių iš esmės nėra labai daug. Ir tenka įsižiūrėti į kiekvieną informacijos gabalėlį, jį pasverti, apžiūrėti iš arti, iš toliau, mėginti įdėti į bendrą vaizdą, ar jis ten dera, ar nelabai dera. Tai, kalbėdamas apie kolegos Jankausko tyrimą, pradėkime gal nuo to, sveikinu, tai yra sunkus dalykas kapstytis po kronikas, po visokios informacijos, sunkiai suprantamus gabalus, juos derinti, reikia drąsos. Na, bet klausčiau tada taip, ar štai šitas gabalėlis iš kronikos, ar ne, italų Pauliaus Minorico kronikos,
Ar jis iš tikrųjų pateikia informaciją apie hunus, apie Atilą, ar ne, apie ten pasakytą. Ar tai yra inkliuzas iš vėlesnių laikų. Na, panašu, kad bent jau mano nuomonė, tai yra inkliuzas iš vėlesnių laikų. Ir, na, aš abejočiau, kad tai yra Venecijos tradicijos įtaka. Na, jūs pats aprašote eilę kronikų, kuriuose nėra užsienės jo svarstymų, kurios yra venecijietiškos. Taip, paskui staiga atsiranda, ar ne, šitas intarpas apie 4 šalis ir kaip ir yra. Ir čia man daug panašiau, kad tai yra vengrų, to paties Simono iš Kežos, na, kiek aš suprantu, trupučiuką ankstyvesnis yra už Paulių. Tai aš nematau jokio argumento, kuris leistų manyti, kad tai yra kokia nors savarankiška Venecijos tradicija. Kaip pastebėjau, jūsų vienintelis argumentas, kad šitas pasakojimas, kurį mes matome pas Simoną, yra ilgesnis negu Pauliaus. Tai, na, filologiškai žiūrint, tai nėra argumentas. Tai nėra argumentas. Jo labiau turint omenyje, kad Simonas tai rašo Vengrijos kroniką, o Paulius rašo visuotinę kroniką. Kad šita vieta manęs neįtikina jūsų svarstyme. Na, o klausimas apie hunus ir čia mūsų baltiškus žmonės, kaimynus, įvairias gentis, tai čia kitas klausimas, prie kurio matyti vėliau sugrįšime. Taigi, čia dabar, kaip aš suprantu, iškeltas toks klausimas, iš tikrųjų tavo atrastam šaltinį, kuris yra 14 amžiaus 1 ketvirčio, yra panaši informacija, labai panaši į tą, kurią 13 amžiaus jau paskutiniam ketvirtį, kažkur apie 40 gal metų anksčiau, rašė Vengrijos kronikininkas Simonas iš Kežos. Tai kodėl manai, kad ne Simonas iš Kežos yra pirminis šaltinis, kuris tą sugalvojo, o paskui perėmė Paulinas, o kaip nors kitaip? Man atrodo, kad Simono iš Kežos kronikoje ir duotas tas atsakymas. Tai jog jisai rašydamas pateikia informaciją, kad naudojosi venecijietiškai šaltiniais, neleidžia taip vienareikšmiškai imti ir nubraukti. Kitaip tariant, šitas argumentas būtų pats mano supratimu svariausias, kad Simonas iš Kežos rašydamas tą fragmentą, kuris apima Atilos laikus ir taip toliau, jisai naudojasi venecijietiškai šaltiniais. Ta prasme, jeigu pasižiūrėtume toliau, giliau, analizę, kurią jau pradėjau ir galiu šiek tiek anonsuoti, žvelgdamas į vengrų tradiciją, aš matau, kad jinai yra smarkiai įtakota Venecijos. Kas tai leidžia teikti, pirmiausia, tai yra kultūrinis ir politinis Venecijos ir Vengrijos bendradarbiavimas. Vienas 11 amžiaus karalius Petras Orceolas buvo kilęs iš Venecijos. Kitas dalykas, jeigu mes pasižiūrėtume į tekstus ankstyvųjų Vengrijos kronikų tekstus, mes matome, kad tenais venecijietiška
venecijietiška medžiaga funkcionuoja. Kitaip tariant, šalia to, kas yra dar jau puikiai žinoma, kitaip tariant, šalia Atilos žygio į Italiją, Akvilėjos nusiaubimo, Venetų krašto nusiaubimo, tenais atsiranda pasakojimas apie Venecijos įsikūrimą. Šito pasakojimo kitur nėra. Jisai atsiranda pakankamai vėlai. Ir man atrodo, kad šitas pasakojimas kaip tik ir rodo, kad kad tai galėtų būti dar vienas argumentas už tai, kad mes galime kildinti šitą tradiciją būtent iš Venecijos. Taip pat reikėtų pabrėžti dar vieną labai įdomų dalyką. Tai, kad iš tikro veikiausiai tas pasakojimas turėjo būti platesnis, nes vėlgi tai, ką mes matome vengrų tradicijoje, tas pasakojimas, jisai susidėliotų logiškai, pradedant nuo kilmės iš Trojėnų aprašymo, baigiant Venecijos įsikūrimu. Tai šitas klausimas, kiek man teko dirbti su vengriška istoriografija, vengrai šaunuoliai daug pasidarė, bet jie niekada nesvarstė šito klausimo, bent jau man nėra žinoma pozicijų, kad jie svarstytų klausimą, ar Venecija galėjo būti tas šaltinis, iš kurio perimtas pasakojimas apie Atilą. Ir pati pasakojimo struktūra taip pat rodo, kad tiesiog artėjama prie Venecijai svarbių dalykų, kitaip tariant, prie Venecijos įsteigimo, ir tas pasakojimas jisai darosi labiau pripildytas, labiau išsamus. Ir šitas klausimas, jisai be abejo gali iliustruoti, kad kažkoks tai venecijietiškas šaltinis galėjo būti šitos žinios šitos žinios šaltiniu. Tiesiog tiek, kiek teko peržiūrėti, o aš manau, kad peržiūrėjau visas venecijietiškas kronikas, jų nėra daug. 11-13 amžiaus kronikose išplėtoto pasakojimo apie Atilą nėra. Galima bandyti atsigręžti į Jono Diakono kroniką, bet mes čia turime kronika, kurioje nėra pradžios. Kitaip tariant, pradžia yra, bet jinai parašyta vėliau. Luigi Berto tyrimai parodė, kad stilistiškai ankstyvoji ir vėlyvoji kronikos dalis nesiderina, ir veikiausiai, kad ankstyvoji dalis parašyta kito autoriaus, tai galima bandyti sieti su Jono Diakono kronika. Tačiau to patvirtinti negalima. Nes vėlgi mes turime kalbėti iš principo apie neišlikusį šaltinį. Ir ar mes jį pririšime prie Jono Diakono kronikos, ar nepririšime prie Jono Diakono kronikos, niekas iš principo nesikeičia. Mes žinome, kad Venecijoje funkcionavo kronikų rašymo tradicija 10 amžiaus pabaigoje ir iki vėliau. 12 amžiuje mes jau fiksuojame pasakojimą apie Lietuvą, ir panašu, kad šitame laikotarpyje aš datuočiau tą atsiradimą pasakojimo, platesnio pasakojimo, kuriuo pasinaudojo vengrai. Be abejo, tai dar reikalaujantis tyrimų, reikalaujantis tikrinimo teiginys, tačiau sakau, šiuo metu aš matau, kad vengrų kronikose aktualizuota Venecijos praeitis, man atrodo, taip pat yra pakankamai ryškus ženklas, kalbantis už tai, kad mes turime
mes turime santyki ne su originaliu tekstu, bet kokiu atveju mes turime kalbėti tai, kas vyksta Vengrijos istoriografijoje, kelti tą patį klausimą, iš kur vengrai galėjo paimti tą informaciją apie Atilą, apie Veneciją ir taip toliau. Ir vienas iš tų kelių galėtų būti būtent, jog žinios atėjo iš Venecijos. Tiesa, tam patikrinti mes galime naudoti tik tais vėlesnės žinias. Ir čia yra labai rimta mokslinė problema, kuri dar nėra išspręsta. Ačiū. Tai dabar aš kaip moderuojantis, nors programai buvo numatytas kitas moderatorius, dėja negalėjo atvykti, turbūt paimsiu pats žodį ir ko gero aš dar net neprisistačiau, tai esu Tomas Baranauskas, istorikas ir pasidalinsiu tam tikrom savo pastabom, koks galėtų būti aptariamų kronikų santykis. Tai visų pirma, Simono Iškežos kronika, jis susideda iš tokių dviejų dalių. Vienoj aptaria hunų istoriją, kurios tapatina su vengrų protėviais, o kitoj, antroji daly jau dėstoma pati tikroji Vengrijos istorija. Tai Simonas Iškežas rašė ten kažkur apie 1280 metus ir jis savo kronikos įvade, dedikuotam karaliui Belai III, ir sako, kad jis čia gerbiamam karaliui surinko duomenis išsimėčiusius Italijos, Vokietijos ir Prancūzijos kronikose. Į vieną vietą surinko. Tai, kas susijęs su vengrų protėviais, iš tikrųjų mes suprantam hunais. Tai jis aiškiai pasisako, kad jis būtent kompiliavo tų paminėtų šalių šaltinius. Konkrečiai apie Veneciją, čia jau Vytas Jankauskas kaip ir pasakė, yra net vienoje vietoje, kalbant ten apie Venecijos kilmę, man atrodo, pasakyta tiesiai nuoroda, kaip sako Venecijos kronika. Na ir klausimas yra, aišku, kas konkrečiai paimta ten iš Prancūzijos, iš Vokietijos, iš Italijos. Tai kas iš Vokietijos, tai kaip ir plika akimi matosi, skaitant tą Simono Iškežos kroniką, ten yra pėdsakai, siužetai iš Dietricho epo. Tai yra epiniai kūriniai užrašyti 13 amžiui, kur veikia toks Dietrichas iš Veronos arba Berno, jeigu vokiškai, atitinkantis, kaip manoma, 6 amžiaus pradžios gotų karalių Teodoriką didįjį. Tai tas epas, vadinasi, yra daugiasluoksnis, jis painioja įvairius laikus, 6 amžių, 5 amžių ir, grinai epinė tradicija. Tai konkrečiai pas Simoną Iškežas yra kalbama apie Atilos mūšį su tuo Dietrichu, paskui, kad tas Dietrichas atvyko jam nusilenkti. Tai jeigu žiūrėsim, ką kalba ten Paulinas Minoritas ir Dandolas, ten tos Venecijos autorių parašytos kronikos, tai reikėtų atidžiau pažiūrėti, bet man regis šito Dietricho epo ten nėra. Tai ir iš viso, sakykime, tai, kas sutampa tose dviejose kronikose, Simono Iškežos ir, sakykime, Paulino Minorito, yra daugiau ta itališka informacija. Ten pakankamai detali ta informacija. Ten yra daug vietovardžių iš Italijos, kas vargu ar rūpėtų Vengrijos autoriui. Žiūrint iš šalies, ten netaip svarbu išvardinti ten daug visokiausių miestų Italijos, kurie vengrui gal netaip svarbus ir ne kažką sako. Tai aš manyčiau, kad yra tam tikras pagrindas sakyti, kad tam tikras sluoksnis, kuris apima ir tą siužetą, kuris mini Lietuvą, galėjo būti perimtas iš Venecijos ar bendrai iš Italijos kažkokios tai kronikos.
Ar tai yra, kaip Vytas Jankauskas sako, Jonas Diakonas 10-11 amžiaus sandūra, ar kažkas kita, tai čia kitas klausimas. Galbūt ir kažkas kita. Bet jeigu tai yra bendras šaltinis Simono iš Kežos ir Paulinui Minaritui, tai vadinasi, jis bet kuriuo atveju turėtų būti bent kažkiek ankstesnis už tą laiką, kai rašė Simonas iš Kežos. Gali tai būti, aišku, 13 amžius, kažkuri tai jo dalis. Dar reikėtų pasakyti, kad šitose kronikose, tiek Simono iš Kežos, tiek Paulino Minarito, yra du siužetai, kurie susiję su Lietuva. Tai yra tas, apie kurį mes dabar daugiausia kalbame, apie Atilos ten žvalgus ar pasiuntinius, kaip ten, tai kurie siunčiami į 4 pasaulio šalis ir viena iš šiaurinė kryptis atstovaujama yra Lietuvos. Iš principo, toks, sakyčiau, gana abstraktus pasakymas. Jis iš esmės personifikuoja tą šiaurinę dalį. Tai Lietuva kaip Lietuva čia gal net nėra tokia ir svarbi, tik tai įrodo, kad tos versijos autoriui ji buvo gerai žinoma. Čia pavyzdžiui Edvardas Gudavičius, kuris naudojo ten kiek kitą versiją, bet irgi susijusią su Atila iš Vengrų Lenkų kronikos. Tai jis kaip tik akcentavo, kad jis diktavo tą Vengrų Lenkų kroniką 12 amžium, kad štai 12 amžiaus Vengrijai Lietuva gerai žinoma. Tai būtent tuo aspektu. Pati Vengrų Lenkų kronika kalba ne apie pasiuntinius, o apie Atilos nukariavimus. Ir jis kalba, kad Lietuvą jis nukariavo. Lygiai tas pats siužetas, ne lygiai tas pats, panašus siužetas yra ir Paulino Minaritos ir šito Kežos kronikose, bet ten pateikiamas kiek kitokiomis aplinkybėmis pateikiamas sąrašas visas. Tai yra Danija, Norvegija, Prūsija ir Lietuva. Pas Pauliną Lietuvo šitoje vietoje nėra vienintelis. Tai čia, bet sąrašas panašus, tai prasme tik be Lietuvos. Tai čia yra du siužetai, jie tarpusavį nelabai susiję, kuriuose figūruoja Lietuva. Mano supratimu, iš Vyto Jankausko tas hipotezės įdomiausia ir gal vertingiausia dalis yra tai, kad atrandami Venecijos šaltiniai, Venecijos autorių šaltiniai ir tai suteikia galimybę rimčiau svarstyti, kas yra visos tos versijos protografas. Ar tai yra 11 amžius, ar tai yra juo labiau 5 amžius, šiandien gal dabar dar yra ir per anksti kalbėti apie tai. Bet esmė ta, kad tai yra senesnis dalykas negu Simono iš Kežos kronika. Tai ir tą reikėtų bandyti identifikuoti ir jeigu mes pasitikėsime Simono iš Kežos įvade pasakytos informacijos, kad jis rinko informaciją iš Italijos, Prancūzijos ir Vokietijos šaltinių, tai potencialiai to pirminio šaltinio galima būtų ieškoti net nebūtinai Venecijos tradicijoje, bet Italijos ir Prancūzijos pavyzdžiui. Tai tokie mano būtų samprotavimai, galbūt Darius, tai klausydamas, ką nors, kokios mintis kilo ir norėtų pakomentuoti šitą. Aš mėginu įsivaizduoti italą, kuris stovi įsivaizduojamo Atilos vietoje ir nurodo geografinės kryptis. Kažkaip man sunkiai pavyksta. Vengrą, tai maždaug toj vietoje stovinti ir rodanti į šiaurę, į Lietuvą, ten į rytus į Doną, į vakarus iki Kelno, tai lengvai galima įsivaizduoti. O italą nelabai. Čia toks vidinis liudijimo prieštaravimas mano akimis yra. Ir, jo labiau kokį prancūzą. Čia reikia šiaip įsivaizduoti geografiją, tais laikais toli gražu nebuvo taip paprasta kaip mums šiandien. Reikia turėti žemėlapį, o kad matytum žemėlapį, reikia būti gerai prakutusiam moksluose.
Tai va, šiandien aš dar matyčiau tokią vidinį prieštaravimą, kuris neleidžia man vis dar patikėti, kad tai galėtų būti kokia nors kita negu vengrų tradicija. O kiek aš supratau iš straipsnio ir ką čia sakė kolega Tomas Baranauskas, tai vengrų tradicijoje Lietuva žinoma gerokai nuo seniau. Ne tokių kontekstų, ne apie tylą kalbant, bet atrodo, kad žinoma. Tai čia va šitoj tradicijoje ir toliau kalbėti ir minėti Lietuvą aš matau kaip, o būnant Venecijoje sunkiai. Nebent yra kažkokia informacija patekus iš kitur į tą pačią Veneciją. Tai, aišku, gerai, Vytai, gal tu turi ką nors? Labai sudėtinga, iš tikrųjų, pritariu Dariui, labai sudėtinga įsivaizduoti. Man pačiam labai sudėtinga įsivaizduoti, kaip ta informacija turėjo vaikščioti, kad žinios apie Lietuvą pasiektų Veneciją. Ta prasme, kai mes įsivaizduojame Veneciją 14 amžiuje, tai yra klestintis pasaulio centras. Viduržemio jūros vienas iš tų hegemonų. Be abejo, 10-11 amžiaus sandūroje Venecija netokia. Venecija dar tik kūrėsi. Ten nėra nei labai aiškiai išvystytos rašytinės tradicijos, nei visą viduržemio jūrą apimančių ryšių, Venecija dar netokia, kokia jinai buvo vėliau. Iš kitos pusės yra klausimas, o gal čia tik mūsų vaizduotės problema, ta prasme, kad mes negalime įsivaizduoti. Gal tos žinios kažkaip tai ir funkcionavo. Ir tas kitas sąrašas, kurį aš vadinu šiaurės tautų arba šiaurės šalių sąrašu, jisai iš ties labai įdomus, jisai gali duoti tam tikrą vėlgi paieškų kryptį ir iš kur tas Lietuvos vardas galėjo ateiti, nes tie du sąrašai, tiek Paulino, tiek Simono iš Kežos, man neatrodo, jie labai glaudžiai susiję. Ir tas faktas man siūlo ieškoti toliau argumentacijos ir tų argumentų galbūt pasisemti. Galbūt pats sąrašas gali sufleruoti, šiokius tokius argumentus, kas, kaip ir kodėl tą informaciją galėjo skleisti. Tai aš jau galiu koko pasilikti paslaptyje. Taip, yra tų argumentų, kuriuos galime sudėlioti, kad Lietuvos vardas pasiekia Veneciją arba Italiją vykstant Danijos christianizacijos procesui. Tai čia šitas dalykas jisai taip pat yra svarstytinas. Kitaip tariant, žinios apie informacija apie žinių sklaidą viduramžių Europoje, jinai, man atrodo, ją reikia vertinti labai atsargiai, bet tai, ką kalba patys šaltiniai, tai ir reikia analizuoti. Man atrodo, turėtų būti tokia pozicija. Taip, kaip matom, čia kalbam visų pirma apie kažkokį tai protografą tos žinios, esant ne taip toli kaip 5 amžius, bet tai irgi yra problema, tai yra irgi hipotezių srityje. Dabar gal suteiksiu žodžiu, čia ilgai tylėję Egidijui Miltakiui, kuris žinomas kaip Simono Grunau, 16 amžiaus kronikos tyrinėtojas, puikiai susidūręs medžiaga, kaip galima mitologizuoti istoriją, kaip galima
išgalvoti istorijos faktus, ko nestokoja būtent Simono Grunau kronika. Tai ir jo, kaip suprantu, požiūris į šitą pakankamai vėlyvą informaciją yra pakankamai kritiškas. Taip gal pasidalink savo. Taip, tai labą dieną. Iš tikrųjų, mano daugiau susidomėjimo tema yra 14-16 amžiaus kronikos, kurios, ne tik Simono Grunau, apskritai tas periodas yra kompiliacinis periodas, kur imami įvairiausi kronikos, dokumentai, fragmentai ir iš jų kuriami dažnai tiesiog kuriami pasakojimai. Ir, visų pirma, aišku, norėčiau ir šiek tiek ir padėkoti Vytui, nes jo dėka teko prisiliesti prie šitos temos ir šiek tiek pasižiūrėti, kaipgi ten toj man mažiau pažįstamai Vengrijos ir Venecijos pusiai. Tai, iš tikrųjų, sakykime, savo džiaugsmų radau, kad iš esmės ten viskas yra tas pats. Simonas Keža, taip, problema apskritai yra, kad tai yra vėlyvi šaltiniai. Mes kalbame apie 5 amžiaus datą, o šaltiniai, kuriuose data paminėta, yra jau 13-14 amžiaus. Tai yra labai vėlu. Jau ankstyvesnėse šaltiniuose, kitose, galima pamatyti, kaip tos datos yra tiesiog prilipdomos, pakeičiamas. Pats Simonas Grunau. 572 metai, tai yra tas žymusis jo epizodas, kai Vaidevutis Subrutanis sukviečia savo sūnus. Ir tenai yra jau pirmasis sūnus, kaip žinoma, yra Litvas, tai yra Lietuva. Ne tik Lietuva, tais pačiais metais, jeigu tą pačią logiką vadovautis, Litvas turi sūnų, Gardiną, kurio vardu pavadina Gardiną. Taigi, galima sakyti, kad galbūt kažkaip tai ir Gardinas jau žinoma 6 amžiuje. Ir aš irgi, Vyto vėlgi dėka, už ką ačiū, pasidomėjau į Simono Kežą ir ką apie jį rašo dabartiniai, ne tik dabartiniai, apskritai vengrų medievistai. Tai, jisai irgi buvo linkęs ne tik kompiliuoti, bet jo kronikoje yra tam tikri pasakojimai, kur atitikmenų nėra. Ir vengrų bent jau tyrinėtų įsitikinimu, kad tai yra iš esmės jo pačio kūryba. Ir čia mes prieiname prie pačios Lietuvos. Aš pritariu visiškai Darė Aleknai, kad aš irgi neižvelgiu poreikio Venecijos kronistikoje minėti Lietuvos. Poreikį minėti Lietuvą Vengrijos kronistikoje, tai aš pakankamai matau ir išvelgiu. Nes, kaip suprantu, Simonas iš Kežos, rašydamas savo kroniką, vadovaujasi keliais dalykais. Visų pirma, tai buvo ir tarptautiniai auditorijai skirta kronika. Ir jisai įsipaišė į tą bangą Vengrijos kronistikos, kuri norėjo ir pradėjo sieti būtent Vengrijos kronistikos kontekste hunus su vengrais. Nes bent jau vengrų tyrinėtojų nuomonė iki 13 amžiaus vidurio patys vengrai nelabai norėjo save sieti su hunais. Dėl aiškių priežasčių hunai ir krikščionis, nelabai susieinantis dalykas. Ir tik tai po 13 amžiaus vidurio jie priėmė apskritai Europoje visiškai paplitusi ir standartinį vengrų kilmės aiškinimą, kad tai iš hunų. Ir tai pradėjo naudoti savo kronikose. Taigi tuomet jau Atila tapo šiokiu tokiu pasididžiavimo dalyku. Ir tada atsiranda logikos jam priskirti vairius dalykus ir tas didžiulės teritorijos, kurios yra priskirtos. Taip kaip ir Simono iš Kežos kronikais ten kelis kartus panašiai aprašęs apie kitus vengrų valdovus, kurių valstybės apėmė daugelį genčių, daugelį valstybių, įjungia vengrai į savo valstybę ir čia galima tam tikras analogijas. Taigi čia tam tikras, aišku, vengrų tautos kilmės mito formavimas iš tokios asmenybės, pagarsėjusios visoje Europoje. Ir, Simonas Keža, aišku, tuomi iš esmės turėjo netgi pasinaudoti. Ypač žinodamas visą Italijos kontekstą, jisgi buvo ir diplomatas, daug keliavo, buvo pažįstamas su daugeliu Italijos kultūros veikėjų. Taigi jisai rašė taip, kad Europos tuometinė bendruomenė pažintų tos visus pasakojimus ir tai jam būtų artimi. Ir to ir iš esmės galima laukti. Nes kalbant apie Venecijos tradiciją, problema yra tame, kad niekur Venecijoje tos Lietuvos ir nėra. Ir Jono Diakono kronika, tai vėlgi aš irgi nelabai sutikčiau. Visų pirma, dar nėra 100% įrodyta, kad čia Jono Diakono kronika. Taip,
Taip, ne, bet čia yra toks dalykas, kad šiek tiek teigi, kad ten turėtų būti ir prologas, ten turėtų būti įvadas, ten turėtų būti paskyra, kas yra visiškai nebūtini dalykai. Aš ką įskaitau, man tenai to prologo iš esmės nereikia, nes ar tai iš tikrųjų yra kronika, čia dar irgi klausimas. Čia vienas, gal čia yra kompiliacinis paruoštukas, darbinis kažkoks tai variantas, iš ko būtų galima tai padaryti. Bet tenai pagal tą kontekstą, koks tenai eina, kuris iš tikrųjų, jeigu aš neklystu, yra iš kitos kronikos paimtas. Tai yra ne iš kronikos, o Švento Morkaus palaikų perkėlimo pasakojimo. Tai yra apie 2 Venecijas, kaip prasideda. Ir, na, žiūrint taip, tai ten yra visiškai logiška, kad prasideda taip, kaip prasideda ta kronika. Bet ankstesniuose šaltiniuose už tai, netgi ritariškose, na, Lietuvos neminima. Taigi labai sunku įsivaizduoti, kaip taip galėjo atsirasti. Bet vieną pasiūlymą yra davęs Makartnis, kurį tu irgi mini savo straipsnėje. Tai Didžiosios Britanijos tyrinėtojas vengrų kronistikos. Ir jisai nurodė, kad Simonas Kežas naudojasi Gofrio iš Viterbo, dabar jeigu neklystu, jeigu nemaišau su Verona. Bet greičiausiai iš Viterbo, tai yra 12 amžiaus kronikininko tekstu, kuriame yra pasakojimas apie karalių Arturą, kuris irgi pateko į Simono Kežos kroniką. Ir ten yra toks dalykas, kai irgi minima, kad kai karalius Artūras irgi užkariavo didžiulės teritorijas, ten irgi minimas ir Olandija, ir daugelis ten įvairiausių šalių. Bet šitoje kronikoje Gofrio, kas yra svarbu, tai, kad yra labai panašus žodis į Lietuvą, ką Makartnis ir nurodo. Tai iš velso kalbos, tai lichlin berods. Ir būtent šito žodžiu jisai vadina Norvegiją. Praktiškai visais atvejais savo kronikoje. Tai yra velsiečių žodis ir jo nuomonė tai galėjo ir suteikti paskatą, nesuprantant to žodžio, jį perversti tiesiog Lietuvą. Ir sakyčiau, man šita jo Makartnio teorija pakankamai patinka, nes jinai atrodo ganėtinai logiška. Norvegija tai yra šiaurinė riba kronikose, ypač ankstyvosios kronikose, Atylos imperijos. Tai yra ten kalbame apie Skandiją, apie Skandus, apie germanų gentį šiaurinės. Taigi, manyčiau, visiškai logiška, jeigu ir Norvegija būtų ta riba, šiaurinė riba Atylos imperijos. Nes tai, kas mūsų regione, ir čia aš jau archeologiją nelysiu, aš nežinau, bet pagal istorinius šaltinius, nelabai ten yra fiksuojama, kiek toli į šiaurę būtent mūsų regione yra Atyla pažengęs. Tokių duomenų visiškai nėra. O Norvegija šaltiniuose yra minima. Taip kad kol kas manyčiau, kad pagristai teigti, kad Lietuva paminėta, tose datose, kuriuose Vytas teigia, aš nematau visiškai jokio pagrindo. Ir beje, čia irgi Facebook'e vakar beros pamačiau, kad jau tave yra aplenkę. Nes jau ne 451 metais, o 450 metais vienas žmogus nurodė. Čia iš, tavo aišku žinoma, Lenko, kuris Lenkijos-Vengrijos kronika. Parašė 5, tai jau prasideda lenktynės, bet nežinau, ar tai gera. Tai aš norėčiau pasitikslinti, jeigu tu manai, kad Norvegija galėjo būti paminėta tuo vardu, panašiu į Lietuvą, tai kas ir kur galėjo interpretuoti šitą vardą, kuris originaliai nesu Lietuva siejamas kaip Lietuva? Taip, tai galėjo pats Simonas iš Kežos interpretuoti, nes jisai tą šaltinį Gofrio iš Vitenbergo, iš Viterbo kroniką žinojo ir naudojosi ją, ėmė iš jos pavyzdžius, Artūro, pasakojimą apie Artūro dalį ir jam galėjo, kas vengrui, kuris pakankamai gerai išmanė tuo metu jau geografiją. Ir Lietuva, jam tikrai nebuvo kažkas tai iš kažkokio mitinio. Bent jau žymiai labiau pažįstama negu lichlinas, velsiečių žodis. Tai ir tokių dalykų, ypač kompiliaciniuose, pakeitimai, numanimai, norai pagaliau kronikininkų turėjo labai didelę reikšmę ir dažnai labai sužaisdavo
ir tie norai ir pageidavimai dažnai išlyzdavo į pirmą vietą negu tam tikras tikslumas ir naudojimas šaltiniais. Tai aišku, čia versija, kad pirminis šitos versijos šaltinis yra būtent Simonas iš Kežos. Aš minėjau, kad yra šiokių tokių problemų, bet čia aš nesulyginau tų kronikų labai atidžiai. Reikėtų tą padaryti atidžiau ir tada galėtume padaryti išvadas, ar tikrai jaučiasi Simono iš Kežos apskritai įtaka Paulinui Minoritui. Taip. Ir čia dabar aš nepaminėsiu, bet čia šiek tiek perskaičiau jų pastaruoju metu, tai jie mato tiesioginį ryšį tarp Simono Kežos ir Minoritos. Tai yra Simonas Kežo buvo vienas iš Minoritos šaltinių. Ir čia jau, aš linkęs jais tikėti. Nes... Ten yra argumentų ne tik iš to siužeto, yra iš kitur? Taip, yra iš kitur. Lietuvos siužetas, tai aš kaip suprantu apskritai vengrų kronistikai nėra dominuojantis ir netyrinėt, taigi jie daugiau kreipiasi į kitus dalykus. Ir Atylos, Atylos dideli pasakojimo dalis, tai yra perimtos tiesiog iš Simono Kežos. Ir tai galima matyti lygindami tekstus Simono Kežos ir Minoritos, kur, žodis žodin vos nėra daugelį atvejų. Žodin gali būti paaiškinta dviejopai, gali būti iš tikrųjų perimta iš Simono iš Kežoso, bet gali būti iš bendro šaltinio. Taip. Tai va, bet tas bendras šaltinis savo ruoštų galėtų būti net ir kokia nors Vengrijos kronika, iš tikrųjų, tik tai nežinoma mums. Ir turbūt jau niekada nebus žinoma, jeigu nežinoma. Taip, bet Italijos, tai va, jeigu paimsim tą patį Minoritą, kuris parašė iš viso 3 kronikas, ir jam taip nepasisekė, kad nei viena nėra paskelbta pilnai. Jie ten mini istoriografija, bet iš rankraščių. Tai reikia suprasti, kad Vengrijos kronistika yra mums žymiai geriau pažįstama ir geriau ištyrinėta, nes vengrams tai yra seniausi, brangiausi dalykai, o italams tai yra tokie vėlyvi ir gana masiški dalykai, kurie jie nelabai iki galo yra ištyrinėję. Tai kokios perspektyvos čia galėtų būti, gal pabaigai apie tą šaltiniotyros bloką. Vytui. Dėkui, Tomai. Iš tikro, perspektyvos yra pakankamai liūdnos. Galiu pasakyti tai peržvelgęs italų istoriografiją pirmiausia, kurie rašo apie Venecijos pradžią. Rašydami apie Venecijos pradžią, jie, kaip ir mes, teigia, jog šaltinių trūksta, šaltinių mažai, šaltiniai vėlyvi. Ta prasme, ir aš su tuo sutinku. Sutinku ir su Egidijaus pastaba, kad iš ties sieti su Jono Diakono kronika yra ir ryštis prie Jono Diakono kronikos yra pavojinga. Bet turėčiau dar vieną labai įdomų tokį pastebėjimą, vėlgi ateinantį iš Edvardo Gudavičiaus tyrimų. Visgi mes matome, pirmiausia, turime pasakyti, kad matome 12-13 amžiuje žinias Vengrijoje apie Lietuvą. Ir tuo pačiu Edvardas Gudavičius ištyrinėjęs, sakykime, Lenkų chronistiką, teigia, kad iki 13 amžiaus vidurio Lietuva apskritai nematoma Lenkų chronistikoje, jinai matoma kaip bendras prūsų masyvas. Ir čia mes turime labai realią problemą, kaip tas Lietuvos vardas galėjo pasiekti Vengriją. Nes logiška būtų kalbėti, logiška būtų galvoti, ta prasme, Lietuva, toliau Lenkija, toliau Vengrija, ta prasme, lygtais toks kelias turėtų būti, bet jeigu mes kalbame, nusileidžiame iki 12 amžiaus, šitas kelias neatrodo įtikinamas. Lenkų kronikose iš ties iki 13 amžiaus vidurio Lietuva nefunkcionuoja, Lietuvos nėra. Ir mes čia turime tokį labai didelį ir labai baisų saugiklį, kaip vengrams tą Lietuvos vardą, paskui jau jį interpretuoti ir kitus šaltinius ir paversti Lietuvos vardu, kurie būktais žinomi,
Na, nėra taip paprasta. Nėra taip paprasta, kadangi Lietuva tai buvo žinoma Rusijoje. Lietuvos vardas buvo paminėtas ryšium su Brunono misija, bet Lietuvos vardas net ir pas artimiausius kaimynus 13 amžiuje dar nefunkcionuoja, nekalbant apie 12 amžių. Ir tada mes iš ties susidurėme su Lietuvos vardos klaidos problema. Ir nėra taip paprasta paimti ir paaiškinti, kad Lietuvos vardas yra iškraipytas vietovardis, kuris vengrų kronikose tapo, atėjo į vengrų kronikas iš Britanijos. Taip, man atrodo, menkai įtikinama versija. Tai yra menkai įtikinama versija ir apie tai kalba, kad išties Lietuvos vardas buvo menkai žinomas. Menkai žinomas. Ir mes čia turėtume be abejo svarstyti tas klaidos galimybės, kokios jos galėjo būti. Kitaip tariant, ieškoti alternatyvių sklaidos kelių, nebūtinai per Lenkiją, nebūtinai iki Vengrijos galėjo pasiekti per Lenkiją. Pietinis kelias man jisai vis tiek atrodo įtikinamas. Turint omenyje pačio Simono kronikos kontekstų. Ačiū, tai aš gal norėčiau padaryti repliką, kad visgi Rusija tai yra ir Vengrijos kaiminė, skirtingai nuo Lenkijos į tą Lietuvos vardą žinojo. Tai galėtų ir toks kelias būti. Juo labiau, kad Simonas iš Kešas ten kalbėdamas apie Atilos ateimą į Vengrijos teritoriją, jis ten kalba, kad jis ėjo pro Rusiją, pro Suzdalės vardaminį. Tai jam ta Rusijos geografija kažkaip tai buvo pažįstama. Gerai, bet dabar gal baigdami tą bloką, kuris susijęs su kronikom, šaltiniais, prieš perėdami prie archeologijos, gal dabar yra norinčių iš salės, ką nors paklausti arba pasakyti, tik tai pasakykit, nes reikia, kad aš prineščiau mikrofoną, kitaip nesigirdės jūsų transliacija. Pakelkit ranką, jeigu kas. Aha. Inga Baranauskienė. Na čia kažkaip gal aš neišgirdau šito, bet vienas apie Venecijos ryšius, sakykime, su Lietuva. Tai nepamirškim, kad 13 amžiaus paskutinį dešimtmetį, 1221 metais, į Veneciją persikėlė Vokiečių ordino pagrindinė būstinė. Ir tik tai 1309 metais iš ten persikėlė į Marienburgą. O prieš tai, turbūt kokius ten, aš dabar taip specifiškai nepasidomėjau, nuo kada, bet Venecija 13 amžiui buvo tokia labai svarbi Vokiečių ordino bazė, per kurią vyko į vieną vertus kelionės ir visi pristatymai į Šventąją žemę, kur buvo ta pirminė Vokiečių ordino būstinė, kadangi iš kitos pusės intensyvėjo čia tas visas kryžiaus karas Pabaltijai, tai Venecija tapo tokiu mazgu, kur Lietuvos ir kitų ten gal baltų genčių vardas, bet aišku visų pirma Lietuvos vardas turėjo būti minimas nuolat ir dažnai, būtent Vokiečių ordino aplinkoje, bet iš ten jis galėjo išeiti, kaip sakant, ir į platesnį kokį ten miestelėnų ar ten rašančių žmonių kontekstą. Aš manau, šitas momentas labai svarbus. Jeigu galvot, kad buvo kažkoks tai 13 amžiaus venecijietiškas protografas. O antras dalykas, kas nuo ko nusirašė, tai man atrodo logiškiau visada, kai nusirašo nuo civilizuotų autoritetų. O ne kai civilizuotas autoritetas, koks nors venecijietis, nuo kokio, suprantat, puslaukinio vengro Atilos palikuonio, kuris ten, nežinia, turbūt žalią mėsą tebe valgo, bent žiūrint iš Venecijos.
Tai va, tai aš manau, kad vėlgi yra toksai momentas, jeigu kažkas iš vengrų, ar pats Simonas, ar dar kažkas, kažką viena ausim girdėjo apie Lietuvą, tai jam būtų buvę svarbiau išgirsti tai Venecijoje. Nu, kaip ir pas mus, net ir šiandien, ką nors pasakė vakarų mokslininkas. Bilia kokią nesąmonę ar bilia kokią nusišnekėjimą, bet jeigu tai pasakė koks amerikietis, tai yra šventa teisybė Dievo žodis, ar ne? Mes dažnai su šitokiu fenomenu susidurėm ir aš nemanau, kad ant viduramžių žmonės buvo smarkiai kitokie. Tai va, tai aš jau yra galbūt tokie du momentai. Nu ir trečias momentas, gal pati, jeigu taip Venecija, sakykime, pagal tą legendą jų kilimo iš Akvilėjos, nu, iš Akvilėjos gyventojų, tai to Akvilėje vėl gintaro dirbtuvės buvo žinomos, garsios. Tai vėlgi, jeigu galvoti, kas ką nors galėjo žinoti vat, apie čia, kur čia prie Baltijos kažkas, kas čia vyksta, nu tai vėl tikėtina vieta, kad būtent kokioje Akvilėjoje. Ir galėjo žinoti daugiau negu, sakykime, Vengrijoje, kuri su Lietuva tokių tiesioginių interesų ir nelabai turėjo. Nors, aišku, čia, kaip sakant, nors ir toks gana artimas mūsų kaimynas, bet, sakau, tiesioginio kontakto nei mes vengram rūpėjom, nei vengrai mums labai rūpėjo. Ten, nu, nebent per Haličio Volynės kunigaikštystę, kadangi ten kunigaikštis Levas Danilovičius, kaip žinia, buvo vedęs Vengrijos princesę, nu, tai per tą ir ten paskui pats tam tikrą laiką Vengrijoje gyveno, čia 13 amžiaus vidurys antrą pusę. Nu, tai per šitą liniją taip, aišku, tų kontaktų buvo, bet jie va, tokie netiesiogiai. Tai, bet kaip tik aš manau, kad jeigu jau ieškoti, iš kur Venecijoje 13 amžiuje galėjo būti žinoma apie Lietuvą apskritai, tai Vokiečių ordinas pirmiausiai turėtų būti prisimenamas ir čia irgi vertėtų pasistudijuoti galbūt išsamiau, kuriuo metu būtent, nu, kas apskritai buvo ta Vokiečių ordino būstinė Venecijai. Tai tiek. Taip, ačiū. Dabar dar kas nors gal nori pasisakyti arba paklausti? Reikia atsisėsiu, todėl. Labadiena, aš esu Gintaras Kamaročius ir taip pat domiuosi truputėlį istoriją. Ir vieno iš sąsajų, kaip vengrai galėjo žinoti apie Lietuvą, yra tokia teritorija Lietavos buvęs kraštas, galimai ir karalystė, kuri taip pat buvo ir Vengrijos sudėtyje kažkuriuo tai metu. Ir toksai Aleksandras Lombardinis, rašydamas Lietavos krašto istoriją, jisai joje legendoje rašo, kad tie žmonės sudeivę lietuvę Litvą Ladą slaviškai atėjo iš šiaurinio krašto per Lenkiją. Jisai tyrinėjo, studijavo Budapešto universitete ir tikrai, kaip sakoma, skaitė tuo metu jam prieinamos įvairius istorijos šaltinius, parašęs daugiau nei 100 įvairių tokių biografinių ir tyrimo istorijų, tame tarpe ir apie minėtą Lietavą. Lietava kildinama nuo 1 amžiaus, nuo kvadų markomanų karų su Romos imperija ir Lietavos pilis pastatyta ant, kaip jie rašo, Deivės lietuvių šventyklos pamatų, kurioje įrašyti ir įrašai runomis. Taigi jie, būtent Slovakai, dabartiniai Slovakai, tuometiniai Vengrijos teritorijos gyventojai buvo integruoti į tą Budapešto aplinką ir pilnai žinojo Lietuvos vardą. Kokio senumo dokumentais naudojosi Aleksandras Lombardinis, kuris parašė tas visas istorijas, tai yra kitas klausimas. Bet Vengrijoje šitas Lietuvos atvejis ir kaip netgi kartais sakoma, kad galbūt galimai ta pati Lietava buvo ir karalystės statuso dalimi, kaip viena galinga karalystė nebūtinai milijonų gyventojų. Tai rodo, kad ta istorija yra. Ir ten taip pat figūruoja ir jis vardina visus istorijos šaltiniuose buvusius vardus. Litva, Litova, Lietava ir po šiai dienai, šiandien ir anglų ir slovakų kalboje ta vieta taip pat vadinasi Lietavos vardu. Taigi tie šaltiniai Vengrijai Budapešto tikrai buvo žinomi.
Ačiū. Tai iš tikrųjų ten tokia Lietava, labai graži pilis yra, aišku, vėlyvesnė. Galite pasiieškoti internete, jeigu įdomu. Taip ir rašas Lietava, kaip pavadinimas. Gerai, tai dar kas nors gal turi? Taip. Šarūnas Subatavičius, aš labai trumpai, tai 525 metų, ten tas yra Aiščių laiškas Teodorikui. Ir, na, jeigu yra žinia apie tą laišką, tas ryšys buvo ten Gintaro kelias, visa kita, tai matyt buvo žinoma, kas čia vyksta mūsų kraštuose, nes priekyba vyko. Na, jau priekyba jau buvo, kaip suprantu, be nutrūkstanti tuo tautų kraustymosi laikotarpiu, tačiau manau, kad žinios apie Baltijos regioną, jos, tą Romos imperijos regioną jos pasiekdavo. Kokios to žinios buvo, tai sunku pasakyti, bet žinoti, aišku, italai apie baltus galėjo ir, aišku, žinojo, tik klausimas kiek. Kitas dalykas, tai aš kažkaip tai manau, kad ir tie Tribelin kažkaip tai, jeigu Tribelin galėčiau mes yra užfiksuoti, tai čia aišku, ta archeologinė dalis, jeigu jie buvo užfiksuoti, tai arba hunai, arba giminingos gentis čionais atėjo, jos kažkaip tai, jos buvo užklupusios, tačiau klausimas, kokia ta apskritai, na kaip, kas tame dokumente, toje kronikoje Paulino Minorito buvo minima kaip Lietuva, ką jie laikė Lietuvą. Tai man tai yra labai sunkiai suprantama, nes ar tai genčių sąjunga, aišku, kad matyt, kad nebuvo valstybinio darinio. Na, tai prieštarautų mūsų tam, ką mes žinome. Aišku, Mindaugo laikais buvo Lietuva, aišku, iki Mindaugo buvo Lietuva, bet kas buvo 5-6 amžiuje, sunku pasakyti, ar tai, mane tai irgi sunkiai įtikina, ar tai gali būti kažkokia stipresnė gentis negu kitos gentis, kodėl, pavyzdžiui, ne jotvingiai kokie paminėti būtent. Tai čia tik pamastymai. Ačiū. Ir čia dar klausimas. Dainius Butautas, istorikas mėgėjas, tik tai klausimas profesionalams, ar prekyba gintarų kartais negalėtų kažkaip tai susijęti tą Lietuvą, Vengriją ten toliau, nes iš tų nuotrapų, kiek prisimenu, tai gintaro kelias seniau siekia negu jūsų ta data, kuri dabar. Tai be abejo. Tai gal mes čia kaip perėsim prie archeologinės dalies šitą klausimą. Tai dar kas nors gal turi klausimų arba pastabų? Trumpai. Galima. Lietavoje yra fiksuojamas gintaro kelio prekybos vienas iš taškų. Būtent tą patį Slovakija rašo, kad pro tą pilį ėjo gintaro kelias. Ir antras dalykas, Lietavos pilis yra prie Lietavos upelių, kurio kitoje pusėje yra Saulės kulto krėslas. Letos kulto krėslas yra taip pat ir Lietavoje. Ir tas Lietava ir Letos vardas siejamas su Saulės kultu ir lietuviškuoju Letos vardu. Taip, ačiū. Tai kai perėsim prie archeologijos, kaip ir galbūt kas nors pakomentuos. Na, kaip suprantu, ar dar yra kas nors? Gerai, pereikim prie archeologijos. Na ir turime čia du archeologus, Eugenijų Jovaišą nuotoliniu būdu ir Gintauto Zabielą sėdinti čia salėje. Tai nežinau, turbūt buvo paminėtas ir Gintaro kelias ir apskritai turbūt artimesnis bus Eugenijų Jovaišai. Tai jeigu galima čia kaip nors sureguliuoti, kad transliacija matytųsi, taip ir nes tai yra nuotolinis dabar būdas. Įdomu užduotis. Tai perskaičiau straipsnį, tai savas tokia klausimą. Ką autorius turėjo daryti ir ko jisai siekė, mėgindamas operuoti archeologinę medžiagą.
Man atrodo, kad jisai turėjo ieškoti archeologinių patvirtinimų, jo lietuvių kontaktai 5 amžiaus viduryje su kūnais buvo galimi. Vietoj to aš suradau tokių labai įdomių teigimų. Leiskite pasituoti. Jovaišas sulaukė kritikos, jo hipotezė apie kacyrų įsiveržimą į Lietuvą laikoma mažai tikėtina, nors Jordanas ir mini jos gyvenus Aisčių kaimynystėje. Siūloma alternatyva hunų įsiveržimas, kadangi būtent jų aktyvumas dretino visą Europą 5 amžiaus pirmoje pusėje. Kai perskaičiau šitą sakinį, aš labai suvokiau aiškiai, kad autorius nesupranta, kas tie yra hunai. Hunai niekada nebuvo vienalytė sąjunga. Hunuose buvo daugybė įvairiausių genčių. Čia tas pats, ką nesuvokti, jog 3 amžiaus narkomanai yra tik tai vieni narkomanai. Čia tas pats nesuvokti, kad 6 amžiaus gotai yra tik tai gotai. Ne, taip nebuvo. Ir aš niekada nesakiau ir nesėjau akacyrų to hunų. Jeigu paskaityti mano darbus, tai rasite štai kas. Hunų Atila jos nugalėjo apie 445 metus ir iki jo mirties jie buvo hunų sąjungoje. Aš pasidomėjau giliai šaltiniais ankstyvaisiais ir ką aš tenai radau. Štai radau, kad toksai buvo akacyrų vadas Karadachas, kuris įspėjo Atilą, kad akacyrai ruošėsi eiti prieš jį. Atila surengė sėkmingą žygį ir po šio žygio Karadachas liko savo žemėse, o kitoji akacyrų dalis, jinai buvo įtraukta į politinę hunų orbitą ir dar gyvenant Atilai esant, tą akacyrų dalį jis atidavė valdyti savo sūnų. Ir tie patys sūnus, to paties Atilos, akacyrus valdė ir po Atilos mirties. Kitas dalykas, kaip nesusivokti, kas yra hunų vadinamas tribriaunis strėlis. Čia taip įsivaizduojama, kad hunų pavadinimas ir tribriaunė strėlė yra hunų nuosavybė. Nu nieko panašaus. Vadinamosiomis tribriaunėmis hunų strėlėmis ginklavosi visos klajoklių gentis gyvenusios rytų Europos pietinėse stepėse. Visos. Čia tas pats, kad nesuprasti, kad vadinamoji hunų segė yra visai ne hunų segė. Šitokiamis segėmis, pavadintomis hunų segėmis, puošėsi visa vakarų Europos įdomi. Taigi, gerbėmieji, atsieti kacyrų kalbamuoju laikotarpiu 5 amžiaus viduryje nuo hunų tiesiog neįmanoma. Jie viena visuma. Ir visada yra minimas pirmasis vardas hunai kaip genties dominantės. Visais laikais tai buvo. Taigi, čia ir manau, kad yra didelis nesupratimas. Beje, tą pačią progą noriu Jums pasakyti, kad man sakoma, nors ir jis remiasi Jordanu. Kad reiškia, nors jis remiasi Jordanu. Dabar autoriaus situacija labai įdomi. Jam reikia įrodyti, kad Venecijos metraščiai turėjo kažkokį realų pamatą iš ankstesnių laikų, jog įrašyti šitą žinią apie kontaktą 451 metais. Bet aš čia turiu tiesioginį šaltinį. Man nereikia įrodinėti. Jeigu šituo keliu eiti, ir čia noriu pasakyti Vytai Jankauskui, kad užduotis pačia labai nedėkinga, bet noriu padrasinti, jeigu tokių kelių žengti nagrinėjant šaltinius,
Tai aš turiu teisę Plinijaus vyresniojo žinią apie Titėją iš Masilijos ir jo kelionę 325 metais prieš Kristų į Abalo salą, kuri manoma buvusi Sambos pusiasalių, visiškai pramanų. Nes šaltinio tiesioginio mes neturim, iš ko jis paėmė. Ir jeigu kalbėti toliau, tai mes nuvažiuosime iki tokių tolybių, pavyzdžiui, pasakojimus apie senuosius laikus. Jūsgi žinote, kad Šachmatovas, didysis rusų šaltinių tyrinėtojas, jisai yra nurodęs visą eilę metraščių, kurie iki to vadinamojo Nestoro autorius neišliko, bet jais buvo pasinaudota. Taip kad šaltinio klausimas ir jo patikimumo klausimas yra labai sudėtinga, labai jautri vieta ir reikalauja labai daugelio įmanomų taškų apžiūrėjimų. Štai. Tai toliau noriu pasakyti, kad aš suradau tezę. Vytas Jankauskas sako, kad aš sakau, jog, cituoju, Hunų įsiveržimas į Europą 4 amžiaus pabaigoje nulėmė didžiąją aiškią migraciją. Na, žinote, čia reikia tiesiog sugalvoti. Gyvenime aš tokių dalykų nesurašęs, nes didžioji aiški migracija prasidėjo 1 amžiaus vidury ir 2 pusė. 4 amžiaus viduryje jau aiškių gentis, kurios migravo, jos jau įgavo labai apčiuopiamą pavydalą. Ir toli gražu. Ne. Aiški migracija buvo tas impulsas. Bet reikia suprasti ir kas yra tas didysis tautų kraustymasis apskritai. Nes tautos judėjo nuolat. Ką 1 amžiui matai, nebematai 2 amžiui. Ką 3 amžiui matai, nematai 4 amžiui. Tai va, kai supranti, kad didysis tautų kraustymasis yra, sakykime, 4 amžiaus vidurys 2 pusė, tai tada ir suvoki, kad tada ir prasidėjo esminiai Europos veido keitimai. Esminiai. Ir naujų politinių formacijų darimas Europos politinėme žemėlapyje. Toliau. Jeigu ieškoti mano darbuose patikinimo arba galimų archeologiškai išreikštų kontaktų tarp lietuvių ir Atilos hunų, tai reikia paskaityti, ką aš rašau apie vadinamąją galindiškąją lietuvių kilmę. Jinai yra aprašyta ne vienai knygai. Vieniem jį patinka, ta mano hipotezė arba teorija, kitiem nepatinka, sako nesąmonė, tegul būna ir nesąmonė. Bet jeigu jau pats ėmėsi mano vardo, tai būtų gerai, kad paskaitytum ir ten rastumai, jog aš pritariu pačiam, kad lietuviai savo kelyje į lietuvių kraštą, kuris dabar fiksuojamas yra pietryčių Lietuvoje, jie be abejonės turėjo kontaktus su hunais ir kitais klajokliais. Man nėra jokių abejonių. O apie hunų įsiveržimą per brūkšnelį Kacyro, kaip dabar išsiaiškinam, tai čia vėlgi, nereikia net abejoti. Kacyrai, hunai atėjo į Aišių namus. Plinkaigalis degė, Aukštadvaris degė, Vilnius degė. Kas tik nori degė, kokių dar reikia įrodymų. Tai va, aš labai norėčiau akcentuoti štai tokius dalykėlius ir kokie gerai. Supraskit, kad hunų strėlė nėra vien hunų, kad hunų sekė nėra vien hunų, kad hunai yra daugiatautis, daugiagentinis junginys. Ačiū.
Ačiū labai. Tai, kaip suprantu, čia buvo priekaištų tam tikrų Vytui Jankauskui ir jam būtinai reikia atsakyti juos. Labai dėkoju gerbiamam akademikui už išsakytas pozicijas ir galbūt ne visą laiką teisingai supratau tuos darbus, kuriuose buvo keliamas tas hunų klausimas. Iš ties Lietuvoje aš matau, istoriografijoje tai funkcionuoja, archeologai apie tai rašo ir labai džiugu, kad akademikas sako, kad tie kontaktai turėjo būti. Iš ties šitas darbas turėjo būti atliktas profesionalaus archeologo ir mano darbas buvo tik tais pabandyti paieškoti tų sąsajų ir jeigu kažkas tai buvo cituota ne visai korektiškai, tai dar kartą atsiprašau. Bet labai džiaugiuosi tuo pasakymu, kad tie kontaktai visgi buvo ir jie yra neišvengiami. Tai veda mano supratimu į tai, ką mes galėtume vadinti kompleksinių tyrimų perspektyvas ir pasižiūrėti, kaip ta archeologinė medžiaga gali funkcionuoti. Juk yra ne tik tribriaunės strėlės, akademikė, juk yra ir su Dunojaus ir su stepių zona susiję radiniai. Taip, kad mes galime žiūrėti žymiai plačiau ir man atrodo, kad čia yra tik tais darbo pradžia. Taip, ačiū. Ar akademikas norės replikuoti ką nors? Suprasta, ką aš norėjau pasakyti, tai ir džiaugiuosi. O ateityje pasižiūrėsite, tikrųjų. Ačiū labai už pasakymą, mane visiškai patenkino. Tai, ką aš išgirdau. Ačiū Vytai. Taigi, turim dar vieną archeologą, kaip minėjau, Gintautas Zabiela. Prašom, jūsų mintis. Labą dieną. Taip, labai įdomi mano situacija, ką aš čia labai galiu pasakyti. Pirmas dalykas, tai manau, kad, kaip pasakyti, diskusijose greičiausiai, kaip pasakyti, gimsta tiesa. Ir dabar aš kiek išgirdau visų, tai arba negimsta, tiesiog pasišnekama, iškeliamas kažkokios tai klausimai ir jie paliekami. Tai taip, kadangi aš irgi skaičiau tą, kas yra paskelbta, tai be abejo, tą diskusiją iškėlė straipsnis. Tai yra vienareikšmiškai gerai, čia mes neteisėjai, kad sakyti ar taip, ar ne, tokių mes šnekam ir bandom to ieškoti. Aš dabar čia paliksiu tą, kaip man vadinkim, nebūdinga ar nekompetitingas, aš esu diskutuoti dėl istorijos, ten metodikos, kaip ten reikėtų ko ieškoti, sieti, išaiškinti ir panašiai tą archeologinę dalį. Tai, ką aš perskaičiau, tai atrodo, kad čia yra du tarsi skirtingi siužetai bendrai paėmus. Vienas yra ta Lietuva, ir 451 istorinė dalis, ir antras yra siužetas, tai yra ta archeologinė dalis, tai yra 5 amžiaus vidurio, tos, vadinkim, archeologinės liekanos, archeologiniai įrodymai apie kontaktus klajoklių pasaulio su baltų pasauliu. Tai tas antras siužetas, jis ten perteiktas, vadinkim, iš esmės nesiginčiant į ten dėl kažkokių tai ten detalių, galbūt ten taip ar ne taip. Jo, jis yra, ten yra aiškus, bet jis yra jau, vadinkim, mums gal ir žinomas, kokius, tai paskaičiavau, gal 30 mečius. Pagal istoriografiją, tai be ne pirmas įvardino 1996 metais, taip vadinkim, archeologam gerai žinomas žmogus Aleksejus Luchtanas, kuris ten įparašė 5 amžiaus karas Lietuvoje. Susijo visą į, vadinkim, tuos ankstesnius radinius, čia, kurie minėti tribriaunių strėlių antgaliai ir vieną bendrą tokį siužetą tą fiksuodamas. Tai tas tarsi taip jau istoriografija, vadinkim, nusistovėjęs,
tas reikalas kažkokių tai didesnių, vadinkim, interpretacijų nekelia, kad buvo tie kontaktai didesni, mažesni, čia aš tik turiu grinai karinius militarinius kontaktus, nes paskui dar ten yra visi ir kitoniški kontaktai, va čia matau salėje sėdi Valdemaras Šimėnas, jis ten dar matyt daug kontaktų, pastebėjęs yra iš tokio kapinino labai Vidgirių, berods tyrinėta, kur visai kiti greičiausiai dalykai yra ne kariniai, kažkokie militariniai, arba jie menkiausiai reiškintis, bet aš čia jau net nekomentuosiu. Tai va tai, taip, kaip sakyti, straipsnis gerai pritraukė. Džiugu yra tai, kad dar prie istorinių, vadinkim, šaltinių buvo prijungta ir archeologiniai šaltiniai. Tai yra iš to laikotarpio kitų šaltinių, jo nėra, vadinkim, nėra daug. Visiškai iš ten, iš kitur tarsi bandoma žiūrėti kompleksiškiau. Čia yra teigiamas momentas, bet kuriuo atveju nesvarbu, kad, vadinkim, tokiu atveju gal čia ir, kaip sakau, du skirtingi siužetai, bet archeologija irgi daug ką gali pasakyti. Iš to laiko tik tai taip dėl jį ribota yra šiais laikais masės visokiausių ten priežasčių nuo mūsų priklausančių, nepriklausančių, bet nereikia užmiršti, kad archeologija irgi daro pažangą tame tarpe ir datavime ir visur kitur. Tai čia tokie mano bendrieji pastebėjimai, taip kaip specialiai netirinčio to laikotarpio medžiagos, o tik tai kažkiek tai dirbančio gal su kariniam ir kažkokia tai fortifikacinė to reikalo prasme. Gerai, ačiū. Tai dabar norėčiau kreiptis ne tiek į visą salę, bet į vieną čia ką tik paminėtą žmogų, Valdemarą Šimėną, kadangi dar vienas archeologas ir iš to laikotarpio, galbūt jūs galėtumėt ir savo kažkokią nuomonę pasakyti. Gerai, labą dieną visiems. Na, iš tikrųjų, tema yra labai įdomi, man miela ir iš tikrųjų teko nemažai tuo domėtis, kadangi mano disertacijos tema buvo etnokultūriniai procesai Lietuvoje pirmo tūkstantmečio viduryje, tai yra tautų kraustymosi laikotarpis ir aš ėjau iš archeologinės medžiagos. Aš kasinėjau kapinynus, kur mano ir laidojimo papročiai, klajokliškus kažkokios įtakas rodė, ir papuošalai, jų gamybos technologija, ginkluotė, viskas, mes buvom pripratę tuo metu. Mūsų vadovėliai rašė, kad čia buvo ramybė, mes buvom užkampis, mūsų niekas nepalėtė. Na ir kada aš kasinėdamas radau tokius dalykus, man reikėjo jų paaiškinimų. Aš aišku, ieškojau ir istorijos šaltiniuose. Pirmiausia, tai turbūt man Norbertas Vėlius davė dar tada neskeltą nei gabaliukais Simono Grunau kroniką, paskui visas prūsų kronikas, paskui į vengrų kronikas irgi nuėjau. Ir nes man rūpi, aš archeologiškai, aš buvau įsitikinęs, kad čia kažkas įvyko ir rasdamas Prūsijos kronikose paaiškinimus, kaip jie pateko į tas kronikas. Irgi tada gilin iki pirminių, man legendinės dalis, Videvūtis, Brutenis, ten aš ir tuos straipsnius esu rašęs, iš tikrųjų tai kaip visa tai pateko legendomis, pasakojimai, žmonės pasakojo, perdavė savo patyrimą. Na, vienu žodžiu, man tai buvo didelis klaustukas. Ir taip pat dar prisiminkime, čia 85-90 metai, kai rašiau disertaciją, tai tuo metu ir literatūros labai sunku buvo gauti tą vengrišką literatūrą ar dar kažkokią. Tai kadangi buvau doktorantas, tai galėjau Maskvoje Unijono šitoj bibliotekoje, kuri sudegė vėliau, ten užsienietiška visa literatūra. Ir aš aptikau irgi tas vengriškas kronikas, pavyzdžiui, Paulo Lokatos apžvalgos vengriškų kronikų. Ir ten Lietuvos vardo ten aš pasimečiau
išrašinėjau, nebuvo erų, šitų negalėjau pasidauginti, tai išrašinėjau ranka, kažkur yra dar. Ir, na, vienu žodžiu, aš nebejoju, kad tai turi racionalų grūdą šitą žinią dėl Lietuvos ir tos datos. Gal ta data ir yra kažkur, bet mano nuomonė dar yra labai perspektyvu. Aš kadangi Prūsijos kronikų, vokišką literatūrą daugiausia ir vokietkalbę, ten kažkaip į tą legendinę dalį, į hūnus visus, į tą dalį tų žinių bloko, visi kreipia į Ispaniją, ispaniškas kažkokias kronikas. Ir netmeskite prie itališkų, pridėkite ispaniškų, gal tai yra europinis, iš vis pietų Europos kažkoks masyvas kronikų, kurios perdavė tas žinias. Ten irgi galindai buvo nukeliavę mūsų dalis protėvių, bent jau kraujo brolių. Va, taigi tos žinios irgi galėjo patekti iš tų laikų, galėjo. Ir dar vienas momentas, man atrodo, čia reikėtų užakcentuoti, tai yra aktualizacija. Jau, kadangi pateko iš 13-14 amžiaus kronikų, tai čia mes prisiminkime, kad ir Ptolomėjaus žemėlapius, kur yra senieji tie variantai, ir paskui kaip juos 14-13 amžių jau suprantamiau, kad būtų to meto gyventojams, jie jau nurodė visai kitaip perpaišė ir aktualizavo, tai gal ten buvo šiaurė minima, o kadangi šiauriai ten Lietuva, jau didžioji, jau kūrėsi valstybė, jau girdi visi, ir tada parašo, kad tai Lietuva vėliau. Na, vienu žodžiu, čia irgi yra klaustukas, kurį reikėtų dar tyrinėti. Atsiprašau, kad taip ilgai. Ačiū. Taip, tai dabar turbūt reikėtų paklausti, kaip ir po pirmo bloko, ar kas nors turi kokių nors klausimų arba pastabų. Čia galioja ir diskusijų dalyviams iš pirmojo bloko. Sveiki gyvi, čia Vaitkevičius Gediminas, archeologas. Taip, iš istorinio bloko klausimas buvo, ar galėjo ten Vengrijos pasiekti Lietuvos pavadinimas. Pirmame tūkstantmetyje tikrai galėjo pasiekti ir ne per Lenkiją, o per Dnieprą, per Vikingų kelią. Dabar po, kaip čia ukrainiečiai vadina, polnamaštabnovo vtorgnienie, mums atsidarė, pasikeitė pačios politika ir mums atsidarė jų muziejų fondai. Jų muziejų fondai mūsų yra Klondaikas. Dabar taip yra keramika, šita slaviška taip vadinama keramika, arba apžiestoji, kur mes vadiname. Jinai atėjo pas mus, pradėjo rodytis 9 amžiui, jinai atėjo, Baltarusija mums dar yra uždaryta, o negaliu pasakyti, bet Černigovo, Kijevo ir Voluinės kunigaikštystės viens prie vieno su mūsų keramika. Šiokie tokie lokaliniai skirtumai yra. Aišku, kad jie Przemyslis tas pats. Į Ukrainą atėjo iš Moravijos. Jeigu Brno muziejus fondus pasižiūrėsit, tai yra ta pati, su lokaliniais ypatumais, ta pati keramika atėjo. Šitos keramikos užuomazga yra Panonija. Dabar šitas vikingų kelias, yra Variago kelias, vikingų laikotarpio. Eina, kaip sakant, per Dnieprą ir jis beštimti ėjo abipusiai ryšiai. Taip, kad šitas yra pilnai įmanomas ir neabejotai. Čia jau 9 amžius. Antras dalykas. Dėl 5 amžiaus. 5 amžius, čia paminėti tie strėlių antgaliai, ten visa kita, tai yra
čia reikia patyrinėti, ne ką žin kiek jų turima, nedytant brangiai kainuos, pasižiūrėti metalo sudėtį. Pavyzdys yra taip, 2002 metais Gedimino prospekto tyrimuose buvo surinkti metalai šitas ir mūsų chemijos institutas padarė analizės. Žinokit, labai paprastai identifikuota, iš kokios rūdos daryta. Taip, visą Vilniaus kalvystę, kuri eina, ten Dysnos gatvė ir kitus metalus palyginam, yra iš vietinės balų rūdos daryta. Kas liečia ginklus, o tai yra Liejyklos gatvė ir su ginkladirbystė ir amunicija susijęs kalvystė siekiausi Gedimino prospektą, čia neatsitiktinai, nes tas Mili miestas, tai vadinamas, yra ne mūsų, yra importinis metalas, pagal, jeigu atsimenu, mangano ir fosforo bei silicio proporcijas. Nustatyta. Šitas metalas paimtas vėlgi Austrija ir Panonija. Yra, tai va, žiūrėkit, nustatyti tas strėlių antgalius, identifikuoti, iš kokios vietos, iš kokio kieno metalo rūdos, čia jau prieš 20 metų tai nebuvo jokia problema. Taip, archeologam, jaunai kartai pasiūlyčiau mažiau užsiiminėti, arba užsiiminėti ne tik duobkasybą, bet ir mokslinio tyrimo prasidėti. Gal archeologija, šiuo metu archeologija, viešai sakau, nėra mokslas, yra duobkasyba ir radinių registracija. Kad, jūs juokėtės, bet tai yra faktas. Kaip istorikams irgi, klausau jūsų, jeigu nėra parašyta, tai iš viso nėra ir būti negali. Žiūrėkite truputį, bendradarbiavimas, čia turi būti įvairių sričių, susijungti šitą. Ar galėjo Lietuva žinoti va šitą kraštą, kuris dabar vadinasi Lietuva, ryšiai buvo daug dievė kokie. Ar italai, venecijiečiai galėjo žinoti tą Lietuvą? Klausykit, tai buvo patys aktyviausi pirkliai, nesgi Europą 10-ainę skaičiavimo sistemą čia praktiškai įtvirtino venecijiečiai. Tai jų aktyvumas buvo superinis, taip kad jie šitą galėjo žinoti, ne kiekvienas targašas, spekuliantėlis, čia rašysi į metraščius tą Lietuvos pavadinimą, jie šiaip žodiniai tradicija galėjo žinoti ar dar kas nors. Tai va tokius dalykus norėjau atkreipdėmėsi. Tiesa, dar Vilnių, klausyk, Vilnių dar pasakysiu, 5 amžius, kultūrinis sluoksnis Gedimino pily, ankstyviausias, tai yra 5 amžiaus. Šitas, tai va vėl 5 amžius, matosi įtvirtinta gyvenvietė statyta, matyti jau reikalas, prasidėjo šitie. Ten yra sandūra, grublėtos ir brūkšniuotos keramikos, yra viso labo 5 šūkės, brūkšniuotas keramika, visa rešta grublėta keramika. Tai čia greičiausiai yra 5 amžius ir kada ir tas trikampė strėlė yra. Tai suprantate, tai 5 amžius čia pas mus reikia vėlgi, kai archeologija taps mokslu, tai žymiai daugiau pasakys. Gerai. Ačiū. Taip, galbūt dar kas nors nori turėti savo žodį arba klausimą? Taip, tai regis klausimai išseko. Mes jau diskutuojam daugiau kaip 1,5 valandos. Galbūt kažkokios baigiamosios pastabos iš diskusijos dalyvių galėtų būti. Teks man pradėti pabaigą. Mes čia diskutuojame, ar galėjo žinoti ar negalėjo žinoti, tai čia vienas klausimas. Mes diskutuojame, ar štai šis konkretus paminėjimas, apie kurį kalbame, ar ne, iš Paulino kronikos yra patikimas, tikrai kalba.
Ar ne, tai yra šioks toks skirtumas. Kad galėjo būti, čia nėra jokių abejonių, mano supratimu, iš tikrųjų, ir netgi ne archeologijoje, o ir rašytiniuose šaltiniuose dar turime ką veikti. Sakysime, kalbėdami apie tos pačius hunus, kurie iš tikrųjų buvo, tyrinėtojai nelabai sutarė. Yra dvi nuomonės. Ar tai buvo, kaip mes galėtume įsivaizduoti, tauta, ar giminė. Panašiai kaip vėliau bus turkai, seldžiukai, turkai, tvarkoj, o seldžiukai, kas tie seldžiukai yra? Tai yra didelė galinga giminė, kurie turėjo valdžią ir kurie sugebėjo tvarkytis. Tai ar nebus kažkas panašaus su hunais? Be visą kitą tyrinėtojai taip pat svarsto, kaip čia yra, kad apie hunus mes labai mažai ką žinome, gerokai mažiau negu įsivaizduojame, kad žinome. Apie kalbą nieko nežinome, turime keletą vardų jų lyderių, bet šitą, kad nori, jie visi yra beveik germaniški. Tas pats Atila, Rugila, Bleda. Turkai mėgina bent jau Atilą atimti iš germanų, sakyti, kad čia čia mūsų turkiškas žodis. Bet kaip dažnai būna su etimologijomis, pirmą susitarkime, kokia čia kalba ir į ką čia panašu. Ir iš tikrųjų, kada, sakysim, žiūrime į hunų, tas pats Katalonijos laukų mūšis, 451 metai, ar ne? Mes turime tautų, tas pats jo. Vizigotai, o hunų didelis ilgas sąrašas, 14 vardų. Kada tas pats Jordanas aprašo Nedavo mūšį, tai yra tas mūšis, kada po Atilos mirties hunų pavergtos tautos sukyla prieš pačius hunus ir laimi. Tai ten irgi ilgas sąrašas, kas kovėsi tose, tai irgi daugybė vardų yra surašyta. Tai čia Jordanas, bet yra dar vienas sąrašas, dabar neatsimenu vardo, poeto panegirika Aecijui, romėnų karo vadui, kuris vadovavo romėnų kariuomeniai Katalonijos laukų mūšyje. Ir ten irgi yra sąrašas tautų, kurios kovėsi hunų pusėje. Ir tie du sąrašai nesutampa. Ir tame poeto sąraše yra tokios keistos tautos kaip budinai, neurai. Iš kur čia jie? Iš Herodoto, kuris gyveno, Dieve šventas, kada jau nieks nebeprisimena, ar ne, prieš 1200 metų prieš tą mūšį, įsivaizduokite, ar ne? Čia apie kokią nors gyvą tradiciją negali būti kalbos. Galima klausyti, kodėl užsimanyta paminėti šitos vardus. Kodėl? Atsakymas, hipotezė bent jau, reikės gal kada nors parašyti, tokia, kad buvo žinoma, kad iš ten, iš kažkur, iš tų kraštų buvo ir tautų, bet kaip jos vadinasi, nelabai aišku. Ką mes darome, kai nelabai žinome, atsiverčiam žemėlapį, ar ne? Ta pati Ptolemajo žemėlapį. Tai jame yra visko daug, čia atskira istorija apie žemėlapius kartografinius ir aprašymą, čia skirtingi šiek tiek dalykai, bet tame pačiame Ptolemajo žemėlapyje yra, sakysim, Budinų kalnai,
parašyta, va čia mūsų pakraštyje yra. Na tai galima įsivaizduoti, kad 5 amžiaus poetas, rašydamas panegyriką ir žinodamas, kad buvo ten kažkokių tautų iš to pakraščio, ten kažkur va tenais va, atsiverčia žemėlapį ir aha, va čia nais kažkas tokie. Na, tai čia reikia gerai apdorojus šitą medžiagą, kurią čia papasakojau, hipotezę, galima manyti, kad na, nežinodami vardų, romėnai paminė kažką, kas dalyvavo iš mūsų pakraščio hunų pusėje Katalonijos laukų mūšyje. Kitas dalykas, kuris šiek tiek trikdo apie Lietuvą. Apie Lietuvą visi tie mūsų ankstyvieji paminėjimai na, kalba apie Litvą, Lietuvą ar ne, yra vietovardis, ne tautos pavadinimas. Tas gana neįprasta. Paprastai, sakysim, kalba apie tos pačius prūsus, dažniausiai prūsai daugiskaita, ne? O lietuvius mes beveik nematome. Labai retai, kada būtų lietuviai. Lietuva taip, o lietuviai kažkaip nelabai. Netgi žemaičiai daugiskaita irgi tie dažniau, man atrodo, pasirodo. Nekalbant apie visas anksčiau minimas įvairias tautas iš įvairių šaltinių. Yra tauta, sakoma, daugiskaitos kilmininkų, ar ne? Ten tokie, arba tokių ir tokių ten žemės, ar daugiskaita, ar ne? Ten prūsai, rusai, germanai, kokie nors. Ir taip toliau be galo. O Lietuva vis vietovardės. Nežinau, kas tai yra. Kas čia, kodėl? Na, dėl Lietuvos tai yra greičiausiai taip, nes ir 13 amžiaus šaltiniuose tas matoma, Lietuva vartojama ne tik kaip šalies pavadinimas, bet kaip kuopinis daiktavardis, na, pagal tą modelį kaip Velniava, Broliava, ten ir panašus žodžiai. Tai yra visuma žmonių priklausančių tai Lietuvai. Tai pavyzdžiui, Lietuva ten žygiavo ten ir ten, rašoma Rusijos kronikose ir panašiai. Tai ten turime galvoje žmonės, arba prisiminkim, kad yra nesena ten 19 amžiaus laikraštį Žemaičių ir Lietuvos apžvalga. Kaip matom, Žemaičiai tai yra kaip jau nebejotinai žmonės, o Lietuva va, tokia forma. Tai gerai, tai ar Egidijus turės pastabą baigiamąją? Ne tiek pastaba, kad čia visi kažkokį užbaigimo porą sakinių, tai aš irgi galbūt tokiam užbaigimui, kad, aišku, Vytas čia truputį kraują pavarinėja visiems ir galbūt ir gerai kaip tokią vertinti, kaip šiokią tokią provokaciją, kurie leido, daugelį ir prisėsti prie šitų dalykų, dar labiau išsigryninti, kas vengrų šaltiniuose, kas Venecijos šaltiniuose. Tai aišku, visada yra gerai. Bet, iš kitos pusės, kaip ten sako, dideli pareiškimai reikalauja ir didelių įrodymų. Ir šį kartą, nelabai pavyko ir todėl čia labai svarbu neskubėti, nes, iš savo srities, iš kronistikos tikrai galiu pasakyti, kad, tyrinėjimai jau vyksta šimtmečius ir vis dar tyrinėjama, vis dar tikslinama, dailinama, atrandami netgi, aišku, labai retenybė, bet čia prieš 10-15 metų gal net ir anksčiau atrasti dar 3 fragmentai vengrų Lenkų kronikos Vokietijoje. Vis kažką tai atneša. Ir čia, kaip pasakyti, visada reikia neskubėti. Tai galbūt toksai palinkėjimas, kad, kaip ten ta lietuvių patarlė, kaip prašiau, 9 kartus matok ir gal dar tiek pat ir tik tada jauk. Ačiū ir Vytas irgi tarė žodį. Gal ir geras patarimas buvo neskubėti, bet jau paskubėta, kitaip tariant, šaukštai papietų. Ateičiai taip, iš tikro tai, ką aš išgirdau, man tai paliko įspūdį, kad čia yra
dar daug vietos darbui. Yra daug vietos darbui, mes iš tikrųjų turime neartus dirvonus kai kuriuose srityse ir čia tas pabandymas išjudinti šitą klausimą, na, jisai yra iš vienos pusės šiek tiek chuliganiškas, iš kitos pusės vis tiek kažkas tai turėjo grįžti prie šitos temos. Galbūt ne tokiais būdais, galbūt ne taip, bet prie šitos temos turėjo grįžti, nes iš principo, bet kokiu atveju mes ką turime? Mes turime žinią, tai yra Lietuvos paminėjimas, kurio neišeina paneigti. Tai prasme, kurio neišeina paneigti ir tada jau bet kokiu atveju turime, turime pagal ištirtumo laipsnį bandyti ieškoti jam epiteto. Ankstyvas, vėlyvas, hipotetinis, galimas ir taip toliau ir panašiai. Visa tai yra problema, apie kurią reikia svarstyti. Ir dar daugiau mane džiugina, kad archeologija taip pat turi labai didelį potencialą kalbėti apie tos santykius. Ir aš nežinau, galbūt išeitų kažkaip tai imti ir sukabinti šitos du dalykus, o gal ir ne. Iš ties tai yra tik tais didžiulio darbo perspektyva. Ačiū. Tai ačiū, nežinau, ar Gintautas dar ką nors pasakytų? Tai tikrai yra ką veikia praeities pažinime. Gerai, ačiū. Pats trumpiausias ir aiškiausias apibendrinimas. Na, o aš gal užbaigsiu tiesiog pareklamavimu, kad skaitykite žurnalą Lituanistika. Šių metų 3 numeryje yra kaip tik Vyto Jankauskas straipsnis, apie kurį mes kalbėjome. Jį galima rasti internete, bet jeigu jums patinka popierinis variantas, tada šito nebegausit, nes jis nedidelį tiražą eina, pagrindas yra internetas, bet Lituanistiką galima užsiprenumeruoti už labai menką pinigų sumą, tai reiškia tik už pašto išlaidas, šiaip jis yra nemokamas. Jis išeina 4 kartus per metus ir kartais pasitaiko štai tokių įdomių temų, kuriomis galima netgi padiskutuoti. O taip pat atkreipiu dėmesį, kad ši diskusija buvo pirmoji Lietuvos kultūros tyrimų instituto antikos ir viduramžių kultūros tyrimų skyriaus renginio antikos ir kultūros diskusijų antikos ir viduramžių diskusijų klubas. Pirmasis renginys, antrąjį, mes kiek esam planavę, kas kelis mėnesius rengti, galbūt apie sausio mėnesį jūs ir rasite skelbimą apie antrąją diskusiją, kuri galbūt irgi sudomins. Ačiū uždėmesi. Ir ačiū visiems atėjusiems.